Sveiki visi. Labai malonu, kad ir vėl susitikome. Jau praėjo 3 savaitės ir iš tikrųjų jau mes sveikinamės rudens sezone. Mes turime jau naująjį rudens prabangų iš tikrųjų katalogą ir noriu jūs supažindinti su visomis, ne tik naujienomis, tačiau ir iš tikrųjų labai gerais gaminiais, kurie yra būtent šiame kataloge. Mes rudenį Oriflame kompanijoje pasitinkame ypač prabangiai, nes mūsų itališkoji kolekcija Giordani Gold pasipildė naujuoju leidimu Giordani Gold Incontro. Mes turime moterišką variantą aromato ir vyrišką. Ir iš tikrųjų moteriškajame, kuris tikrai atrodo labai prabangiai ir labai įdomiai, štai ir dėželė jo tokia neįprasta. Iš tikrųjų šis aromatas yra skirtas tokiams moteriams, kurios galbūt darbe yra įpareigotos būti pakankamai griežtos, pakankamai oficialios, tačiau vis dėlto viduje jaučiasi pakankamai romantiškos, jo galėtų pasiruošti romantiškam, itališkam susitikimui, kadangi incontrare ir itališkai reiškia būtent tą dalyką - susitikimas, susitikti. Taigi, Giordani Gold Incontro kvapiajame vandenyje, kvapusis vanduo, kaip prisimenate, laiko iš tikrųjų labai ilgai, praktiškai laiko visą dieną, mes turime sudėtyje pačiulės ir rožės. Kas yra įdomu, rožės yra pagal rytiečius, tai yra atveriančios širdies čakrą, atveriančios visą jėgą jausmams, jausmingumui. Ir iš tikrųjų įdomus faktas yra tai, jog būtent rožių eterinis aliejus negali būti, bent jau kol kas dar vis nėra susintetinamas, kadangi tai yra pakankamai sunku atrinkti būtent tą sudedamąsias dalis, kurios yra natūraliuose rožėse. Taip pat įdomus dalykas yra tai, jog rožių žiedeliai yra skinami prieš pat aušrą arba beauštant rytui. Tai iš tikrųjų tikrai įdomus variantas, kadangi būtent tuo metu rožės atskleidžia visą savo stipriausią aromatą. Taigi, tos, kurios mėgsta Giordani Gold kolekciją, tačiau nori kažko subtilesnio, romantiškesnio, tikrai mielai rinkite iš Giordani Gold Incontro kvapų į vandenį. Taip pat mes turime, sekančiame lapė, jeigu atversite, mes randame Giordani Gold Incontro vyriškai variantą. Tai yra pakankamai sunkus kvapas. Iš tikrųjų jisai dvelkia vėlgi rafinuotumu, elegancija. Tai yra skirta vyrams mėgstantiems pabrėžti savo stilių, pabrėžti savo išskirtinumą. Ir jau sudėtyje mes čia randame ir eršketo ikrus, ir balzaminį kėnį, ir gėlių netgi natų, ir be abejo čionais yra įdėtas benzoinas. Benzoinas, kaip mes prisimename, tai yra specialaus medžio, sirako medžio derva ir būtent ši derva yra naudojama dėti į parfumerinius visokius gaminius. Būtent ši derva skleidžia labai panašų aromatą į vanilės. Dėl to yra pakankamai dažnai naudojama parfumerijoje kaip tiesiog vanilės pakaitalas. Taigi, tikrai drąsiai jūs galite išbandyti šiuos įdomius aromatus, tuo labiau, kad jie dar plus papildyti yra moteriškasis variantas, tai yra kūno kremas, pabrėžiantis dar papildomai šį aromatą, o vyriškajame mes randame dušo želę, kadangi vyrai kremų naudoja šiek tiek mažiau nei moterys. Ir iš tikrųjų, kaip reikėtų daryti, jūs patepate, tarkime, jeigu tai esate moteris, patepate kūną kremu, papildomai ant viršaus purškite dar kvapą į vandenį, patikėkite manimi, labai ilgai jausis būtent visas šis aromatas. Tai tikrai yra super dalykas. Dabar mes taip pat turime Giordani Gold kolekcijoje dar vieną naujieną. Tai yra specialus kompaktinis makiažo pagrindas, amžius slepiantis. Jūs galite pasirinkti vieną iš 5 pagrindinių atspalvių, kurie ir šiaip paprastai yra būtent Giordani Gold kolekcijos makiažo pagrinduose. Štai kaip atrodo, atidarau, atidengiu, parodo. Yra patogus nešiojimuisi, be galo patogus, kompaktiškas iš tikrųjų makiažo pagrindas, kempinėlį ir veidrodėlis.
Tai iš tiesų super variantas, jeigu jūs skubate, lekiate į darbą, negalite nieko nespėti, o matot, kad nepasuspėjote namuose nieko pasidaryti, tai drąsiai galite tiesiog turėti visą laiką rankinukėje ir jeigu prispyrė toksai reikalas, kad reikia labai greitai kažkur tais išlėkti, tiesiog imate, dedatės į krepšį, bėgate pro duris, o jau tam darbe ar kažkur tais greitai viską pasidarote, pasitepate. Kaip naudoti? Galima naudoti su kempinėle, bet jūs taipogi galite naudoti mūsų kompaktiniai pudrai skirtą arba tiesiog makiažo pagrindų užtepti, ar ne, skirtą teptuką, tikrai yra super variantas, labai rekomenduoju, nes tada, galbūt tiesiog lygiau padengsite, gražiau atrodys oda. Dar keletas patarimų dėl kompaktinių pudrų. Visada prisiminkite, jo kompaktiniai pudra, jeigu jūs pasitepsite ant veido, jinai ypač greitai atskleis jūsų veido odos netolygumus, visus neidealius sluoksnius, jeigu tokių yra. Tai patarimas būtų labai paprastas. Šią pudrą geriausiai naudoti toms moterims, kurios yra iš tikrųjų turinčios idealią persiko odą, švelnutė, be jokių ten papildomų kažkokių tai maskavimų reikalaujančių dalykų, kadangi šis kompanijos pagrindas, jisai taip dengia gražiai, viskas tvarkoja, jis tapas kaip kremas tarsi ar ne ir virsta biria pudra, tačiau jis nėra antiek stipriai maskuojantis. Nepamirškite, jog čia reikės maskuoklio, būtinai reikės maskuoklio. Dabar, jeigu mes užtepėme ir matosi pašerpetojimai, kažkokie papleiskanojimai, kažkokie nepasidengimai, tai iš tikrųjų rekomendacija yra tokia, kadangi mes matome, kurioje vietoje taip atsitiko, mums iš tikrųjų reikia tuomet labai gerai nusišveisti veido odą, labai gerai, kad būtų tikrai stipriai gražiai nušveista. Ir taip pat mums reikia kitą dalyką padaryti, tai yra pamaitinti veidą kaukę. Kauklių tikrai mes turime labai daug, yra įvairiausių, galite išsirinkti, būtent galite imti, tarkim, Royal Velveto kaukę, kuri tikrai labai glotina odą, nes tai yra vis dėlto kompaktinis pagrindas, šitas nėra mergaitėms, tai yra moterims, tai yra vyresnėms. Giordani Gold visa kolekcija yra skirta jau pakankamai uždirbančioms, solidžioms moterims. Ir iš tikrųjų todėl reikia labai atkreipti dėmesį. Tuo labiau, jeigu mes turime, pavyzdžiui, kažkokią tai problemą su plaukeliais, pavyzdžiui, yra plaukuotumo daugiau kažkokio. Vėlgi atkreipkite dėmesį, jog būtina šitą dalyką susitvarkyti. Ta prasme, jeigu yra ta problema, naudokite geriau makiažo pagrindą, paskui pasakysiu dar kurį. O šiaip iš tikrųjų, jeigu oda yra pakankamai lygi, pakankamai tvarkinga, tikrai drąsiai galite naudoti, tai yra superinis variantas, kada mes lekiame, skupame ir negalime kažko tais labai greitai pasidaryti. Taip pat dar, kas yra įdomaus, tai sudėtyje yra medžiagos gebančios atstatyti kolageno sluoksnį, tai vėlgi yra papildomas privalumas. Be abejo, jeigu mes norime ypač stangrios odos, mes turime naudoti specialias priemonės ir pavyzdžiui, tarkime, štai šitas. Mes puslapiuose 17, 19, 21 randame specialius pasiūlymus. Tai yra pasiūlymai visos odos priežiūros kolekcijoms iš Optimus Oxygen Boost būtent serijos. Ir yra iš tikrųjų labai rekomenduoju šitus rinkinius imti toms, kurios nėra dar labai daug metų turinčios, kurios yra, bent jau iki kokių ten 40, tai drąsiai jūs galite šitus komplektus naudoti iš tikrųjų. Tai yra komplektukai skirti visai veido odos priežiūrai. Vadinasi, juose yra praustiklis veido arba valomoji želė, tonikas, dieninis kremas, naktinis kremas. Ir mes turime iš tiesų už pusę kainos visus šitus komplektus padarytus. Tai yra iš tikrųjų super dovana, jeigu jūs einate į gimtadienį kažkokį. Nerealus dalykas, tikrai labai rekomenduoju. Už 55,90 čia yra katalogų kaina. Nepamirškite, jog jums tiesioginiams klientams ir konsultantams yra papildoma visada 18% nuolaida. Tai
super dalykas, dovana rimta, didelė, graži, sudedate į krepšelį, iš tikrųjų būsite patys patenkinti tokią dovaną neždami ir žmogus, kuris ją gaus, irgi bus patenkintas. Aišku, reikia pasižiūrėti, koks odos tipas to žmogaus, jeigu mes imame ne savo, kažkam norime padovanoti. Tai vėlgi, sausai odai mes matome yra valomasis pienelis, tonikas, dieninis naktinis kremas, tai yra skirta ir jautriai odai rožiniai serija ir žydroji kolekcija yra skirta normaliai mišriai odai. Beje, normali oda gali pasidžiaugti tuo, jog kaina yra 10 litų mažesnė. Tai yra super variantas, 43,90. Beje, kitais, galbūt yra tas vienintelis minusas, kad gaila, jog nėra būtent naktinio kremo, nes kitose yra naktinis kremas. Bet čionais yra dieninis kremas, prausiklis ir tonikas. Pasižiūrėkime, atskirkime tai, ko mums reikia ir tikrai pasiimkime, nes tikrai verta dėmesio šie dalykai. Dabar einame prie 37 puslapyje esančios specialios kolekcijos vaikams, tai yra baby kolekcija. Iš aksesuarų noriu tiesiog parodyti, jog yra specialus labai superinis rinkinukas plaukams. Tai yra kūdikiams, mažiems vaikučiams šukavimų rinkinukas, visai mažyčiai gauna tokį labai švelnutį šepetėlį, iš tikrųjų rekomenduoju visoms mamoms arba kaip kažkokį dovanėlį lauktuvę, tai yra super variantas padovanoti, nunešti, nes tikrai tokie yra minkštučiai, tokie malonus, kad gali savo pasiglostyti odą tiesiog ir tikrai super. Taip pat yra šukutės. Šukutės jau, kai vaikutis paauga, yra daugiau plaukų, kai yra daugiau ką šukuoti, nes jau su tuo šepetėliu pūkus tik tai gali pašukuoti ten, kad masažiuką švelnų padaryti. Taip pat yra labai maloni žinia tėvams, kurių vaikučiai nemėgsta, kad jie akis tekėtų vanduo, muilas, šampūnas ir taip toliau. Kieno vaikai tai mėgsta, niekieno nemėgsta iš tikrųjų, tai yra speciali kepurėlė ir tikrai jūs uždėję tokią kepurėtę, vaikutis bus labai patenkintas, kas čia man yra uždėta, čia labai yra įdomu, galima duoti iš anksto pasidžiaugti, kad priprastų ir tada galite drąsiai plauti galvytę. Tačiau, nepaisant to, jog yra talkas su nuolaida, muiliukas ir prausiklis kūno ir plaukams, iš tikrųjų jis naudojamas kaip ir šampuniukas mažiems vaikučiams, noriu truputėlį pakalbėti apie štai šį produktą, tai yra dabar vėlgi su nuolaida esantis, tame pačiame puslapyje, masažinis aliejus. Beje, visa ši kolekcija, galiu pasakyti, jog yra patikrinta ir dermatologų, ir vaikų gydytojų, ir yra alergijos testas atliktas. Iš tikrųjų, tikrai nieko neatsitiks, jeigu jūs naudosite šią kolekciją, nes tai yra dar plus papildomai su natūraliais medvilniais ekstraktais. Visas šitas dalykas sukurtas ir tikrai aš iš savo patirties, iš kitų konsultantų patirties galiu pasakyti, jog ši kolekcija tikrai vaikams yra nereali. Tikrai kaina yra nedidelė palyginus su to, kokią jūs naudą gaunate. Tikrai vaikučių neberia, tikrai oda būna švelni, maloni, glotni. Jokių paraudimų, tikrai tokių visokių dalykų. Aišku, ten gali būti specifinis variantas, kada yra tam tikra liga, problema ir panašiai, jau tėvai patys tada žino ir patys gali pasakyti, mums tiks ar netiks. Tačiau jeigu, viskas yra kaip ir tvarkoje, tikrai drąsiai naudokite. Dėl aliejuko. Aliejuką labai rekomenduoju naudoti iš tikrųjų, kadangi dėl aliejaus galiu pasakyti tokį dalyką. Mes irgi turėjome variantą gyvai tiesiog susipažinti medicinos srity patekę su šito aliejukų privalumais. Iš tikrųjų vedėme vaiką į masažus ir toks buvo rezultatas, kad masažistai mums tiesiai šviesiai pasakė, žinote, kai jūs ateinat, sako, aš taip džiaugiuosi, sako, mano rankos tiesiog pailsi, pasimaitina, sako, kaip tai suprasti. Pasirodo, mūsų šitas aliejukas, jis iš tikrųjų duoda tokį malonų drėkinimą, tokį gerą sukibimą, būtent masažą darant, kad iš tikrųjų ne tik vaiko oda, bet ir masažuojančios asmens oda pasidaro labai švelni, glotni ir lygi. Nes, sako, pas mane, kad ateina su iš kitų kompanijų nusipirktais produktais, kurių yra pilna vaistinės ir per televiziją pakankamai dažnai reklamuojama yra viena vaikų kolekcijos masažų aliejukų ir prausikliukų iš tikrųjų gamintoja.
Tai sako, tai žinokit, mano rankos ima taip širpetot, siaubingai, sako, aš neįsivaizduoju, kaip tų vaikų odelį visą tą dalyką ištveria, bet sako, bet mano pačios rankos kirsta nuo tų aliejų. Tai, tai mes paėmėm ir padovanojom tą aliejų, sakom, tai mums negaila, naudokit į sveikatą, tegul ir kiti vaikai turi ir naudojasi štai šiais puikiais produktais. Tai iš tikrųjų, jeigu turite lepią odą, jeigu jūsų vaikai turi lepesnę odą, dirglesnę, sausesnę, arba lankotės pas gydytojus, einate į masažus, tikrai turėkite, pamatysite, bus tikrai labai naudinga. Taigi, sekančiame lape mes randame dantų pastas. Dantų pastos, ką galiu pasakyti apie jas? Iš tikrųjų, ne tik, kad kaina yra tikrai gera, tikrai maža, tačiau vėlgi iš medicinos srities žmogaus esame girdėję iš vienos odontologės, kad pagal kokybę šios dantų pastos atitinka vieną iš garsių kompanijų, iš tikrųjų, kuri labai irgi reklamuojama yra per televiziją. Tai yra tokia kompanija, kur ypač Baltas dantis reklamuoja. Ir iš tikrųjų, sako, tikrai nieko nenusileidžia, kaina tiktais yra dviguba anos dantų pastos, lyginant su mūsų kataloge esančiom pastom, o kokybė yra absoliučiai ta pati. Tai iš tikrųjų labai noriu pareklamuoti šį kartą dvi dantų pastas. Viena yra dvigubo kiekio. Tai yra kampe parodyta XXL dydis dantų pastos, ar ne, nuolaida jie yra 50%, vietoj 12 litų yra 5,90. Štai koks skirtumas yra normalios dantų pastos ir šios dantų pastos, tai yra pakankamai daug, mililitrų yra 125 mililitrai ir tai yra būtent balinamoji dantų pasta. Tai tik tiek norėčiau priminti, jog balinamasis dantų pastas reikėtų naudoti pakankamai atsakingai, prisižiūrėti ne per dažnai. Jeigu jūs naudojate vieną pakuotę balinamosios dantų pastos, būkite malonus, kitas dvi pakuotės naudokite, pavyzdžiui, nuo karieso, nuo ėduonies, su žolelėmis ir panašiai, ar ne? Ta prasme, nereikia leisti dantų emaliai pervargti. Taip pat aš noriu labai pareklamuoti mano mergaitės mėgiamą dantų pastą, tai yra dabar nenaudoja būtent šią su banglinukais. Ir tai yra dantų pasta vėlgi su nuolaida vietoj 7,90, tai yra kaina 4,90. Vėlgi yra patikrinta būtent vaikams, patikrinta Švedų odontologų asociacijos visos šios dantų pastos. Ir kas yra dar malonu, jog žmogus dirbantis medicinos srityje vieną dieną buvo pas mane užėjęs į ofisą ir taip sakom, ar turi Evelina tokią dantų pastą, vaikišką? Taip sakau, turiu. Ar gali man duoti pažiūrėti? Aš noriu tiesiog pažiūrėti, kokia yra sudėtis. Ir jinai tiesiog paėmė, paskaitė sudėtį. Sako, gerai, vadinasi, savo vaikams galiu šią paimti. Tai vėlgi iš tikrųjų yra malonu, kada tikrai žmogus suprantantis šios dalykus pažiūri ir nusprendžia, jog iš tikrųjų savo vaikui jis šitą dalyką gali pirkti ir tikrai nesugadins dantukų. Tikrai labai rekomenduoju. Beje, nepamirškite ir dantų šepetukų. Dabar yra žalias šepetėlis su nuolaida. Vaikai labai mėgsta, kadangi jis turi guminį paduką ir labai maloniai laikosi. Tiesiog ant pagrindo. Na ir grįžtame trumpam prie aromatų. Aromatuose mes turime vieną dar labai mėgiamą moterišką būtent kvapų į vandenį, tai yra Love Potion, kvapusis vanduo, kuris iš tikrųjų yra skirtas toms moteriams, kurios yra, tokios išskirtinės, tokios mėgstančios aukštakulnius, mėgstančios gražius vyrus, mėgstančios, pakankamai daug romantikos. Ir iš tikrųjų šis aromatas, jo sudėtyje, kaip jau esu ne kartą minėjusi, yra šokoladas ir imbieras. Kodėl būtent buvo pasirinktas šis variantas? Garsus parfumeris prancūzų Jean-Jacques, kuris iš tikrųjų kuria ir daugelį kitų garsių kompanijų aromatus, iš tikrųjų pasirinko šias pagrindinės sudėtinės dalis šokoladas su imbiero, todėl kad tai yra labai stiprūs afrodiziakai. Kaip žinote, į svečius vyrai dažniausiai ateina nešini šokoladų ir šampanų. Tai šampanas irgi yra afrodiziakas, čia mes jo nerasime, tačiau mums užtenka ir imbiero, kuris šiaip naudojamas virtuvėje, tačiau pasirodo yra taip pat
įkvepiantis aistrai, įkvepiantis egzotiškai, nuotaikai ir iš tikrųjų jau pats dizainas daug ką pasako. Raudona spalva, kaip visada, yra aistros spalva. Tai jeigu jums patinka saldus aromatai, pakankamai meilūs iš tikrųjų susitikimai, tai tikrai labai rekomenduoju, tuo labiau, kad dabar beveik 30 litų nuolaida būtent šiam kvapiam vandeniui. Taigi, jeigu mes norėtume susitikti pakvėpinusios save Love Potion aromatu tikrą vyrą, aš manau, jog tas tikras vyras turėtų kvepėti Eikon aromatu. Štai tokia jis dabar kaip tik ir yra su nuolaida. Ir iš tikrųjų, štai čia mes matome, tarp kitų aromatų yra Eikon kvapas ir jam vėlgi yra nepilnai 30 litų nuolaida. Aš apie šį aromatą noriu labai trumpai pasakyti tokį dalyką, jog tai yra tikrai ypač vyriškas aromatas, tai yra rimtas, jau nesupainiosite su moterišku kvapu ir dar kas yra labai svarbu, jo aromatas iš tikrųjų tai dvelkia samanomis, mišku, sakais, mediena be abejo yra sudėtyje, dėl to toks yra kvapas jaučiamas ir šis aromatas išlieka labai ilgai. Iš mano žinomų vyriško aromatų šis Eikon kvapas laikosi bene ilgiausiai. Ir iš tikrųjų tai jau ne mano vienos nuomonė, pas mane į ofisą ateina daug konsultančių ir jos irgi pritarė man, kad tikrai be proto ilgai laiko šis būtent tualetinis vanduo. Nors jis yra tik tualetinis vanduo, nekvapusis kaip moteriški, kad būna, tačiau išlaikymas jo yra superinis, iš tikrųjų. Tai tikrai labai rekomenduoju, jeigu kas mėgstate, kad jūsų vyrai kvepėtų nuo ryto iki vakaro ir netgi išskalbusios į marškinius, dar belydindamos, galėtumėte užuosti štai šį aromatą. Tai iš tikrųjų yra super dalykas. Na, jeigu mes norime pratęsti vasarą ir norime kažkur trumpam dar išskristi, išvykti, pasižiūrėti, kaip ten kitose dar šalyse vis dar tęsiasi toji vasara, kuri pas mus jau po truputėlį eina į pabaigą. Nepamirškime pasiimti į kelionę mažųjų kvepaliukų. Tai iš tikrųjų, tai tikrai galima pavadinti kvepaliukais, kadangi tai yra mini kiekis. Jie yra mažiukai, kompaktiški, 30 ml. Ir iš tikrųjų labai rekomenduoju, nes jūs oro uoste nieks neatiminės. Jeigu jūs važiuojate su automobiliu, tai jums minimaliai vietos užteks, svorio nebus daug. Iš tikrųjų, aromatai yra tokie patys, sakyčiau, einamiausi. Tarkime, pradedant nuo to, kurį laikau rankose, tai yra Voyage. Keliautojo stilius, tai šitas yra stiprus, vyriškas toks aromatas, toks keliautojų, ieškotojų, atradėjo kvapas. Jeigu mes imtume jaunesniam vyrui, imkite Soul aromatą, jis yra gaivus, lengvas, tokiam dar galbūt ne visiškai subrendusiam vaikinui, kuris dar tiksliai galbūt nežino, ko nori gyvenime, jam tikrai tiks lengvas aromatas. Jeigu mes esame jaunos pagal metus arba širdyje, tai Miss O vėlgi variantas yra tinkamas. Miss O yra gėlių, saldus aromatas pakankamai, tačiau ne per saldus, tikrai pakankamai lengvas. Ir jeigu jūs esate romantiškos asmenybės, tai tikrai imkite mūsų aromatą. Mūza kvepia, man jinai kvepia alyvomis. Iš tikrųjų, vėlgi tai yra pavasarinių daugiau gėlių kvapas, tai drąsiai galite tai pasiimti. Na, mes taip pat turime dar vieną labai įdomią naujieną iš vyresniai odai skirtos veido odos priežiūros kolekcijos, tai yra Time Reversing Intense kolekcija. Būtent Time Reversing Skin Genist serijoje mes turime naują valiklį veido. Veido valiklis yra iš tikrųjų skirtas šį kartą ir visam veidui nuvalyti, ir tuo pačiu nuvalyti akių makiažą galima su juo pačiu. Taip pat yra super pasiūlymas, kam jūs galite įsigyti
drąsiai komplektą, kaip jau aš minėjau, jaunesniai odai, maždaug iki 40 metų, čia jau nuo 40 rekomenduojama šitas Time Reversing serija. Ir jūs tikrai galite paimti rinkinį. Rinkinys te kainuos 83,90, tai yra katalogų kaina, nepamiršit nusimti savo 18%. Ir tai yra minus 45%, pati pagrindinė nuolaida padaryta. Dabar kas čia įeina? Čia yra valiklis veidui, ryte, vakare. Valome veido odą, prisimenate. Ryte, vakare tepame paaklius kremu, tam, kad nebūtų raukšlelių. Paaklių kremas įdėtas ir be abejo dieną apsauginis nuo saulės kremas 15 SPF faktorius yra įdėtas į šį dieninį kremą. Tepame, dieną būname su kremu. Pačioje sudėtyje yra sojų ekstraktai, kurie stangrina ir glotina odą. Taip pat yra auksų dulkės. Jos optiškai iš karto duoda truputėlį tokį tarsi spindesį odai ir vizualiai palydina odą. Tiesiog atrodo netiek daug raukšlelių. Tai iš tikrųjų labai rekomenduoju, nes tikrai tai yra brandi serija, tai yra rimta kolekcija. Ne visos galime mes leisti savo įsigyti gerų kompanijų gaminius, kurias mes galbūt žinome per televizorių einančių reklamų ir panašiai. Tačiau Oriflame kompanija jums suteikia tą galimybę, jog jūs galite įsigyti ypač kokybišką kosmetiką, ypač kokybiškus gaminius, prie kurių dirba beveik 100 mokslininkų tyrimo centruose. Ir kompanija duoda už tokią, iš tikrųjų kartais juokingą kainą įsigyti specialius, dar niekur kitur netgi galbūt nepasirodžiusius gaminius su dar neištirtom kitų kompanijų sudėtimis, ar ne. Ir iš tikrųjų mes dažnai gauname šansą išbandyti išskirtinį produktą už be galo išskirtinę kainą. Tai mylėkime save, netausokime savo piniginės nereikalingiems dalykams. Geriau mes pataupykime ir įsigykime, ypač kai pasitaiko geras produktas su ypač gera nuolaida, mylėkime save. Nes švaistykime pinigų per nieką. Ir iš tikrųjų visas tas dalykas atsiperka. Sveikata, lygi oda, tai yra tai, ko moteriai tikrai labai reikia. Nesvarbu, kiek jai metų. Na ir puslapyje 85, kalbant apie pačią sveikatą, mes randame specialią seriją arbatmedžio T3 seriją su rozmarino. Iš tikrųjų, dar jeigu mes norėtume labai taisyklingai valytis veido odą, nepamirškite šią kempinėlį įsigyti, tikrai super nuvalo. Labai rekomenduoju nusivalyti kauklės veido su šią kempinėlę, labai gerai nuvalysite, nereikės 1000 kartų braukti su rankšluosčiu ir užsitikrinti, ar ten dar čia kažkur liko kažkas ir panašiai. Tai šito dalyko nebebus. Taip pat labai svarbu tai, jog jūs galite veido šveitiklį gražiai tvarkingai nusivalyti. Vėlgi geras dalykas ir dėl ko aš atverčiau šį puslapį, iš tiesų, ne dėl kempinėlis, nors yra ir geras produktas, tačiau dėl arbatmedžio aliejuko. Arbatmedžio aliejuką aš rekomenduoju turėti kiekvienai šeimai, tiesiog vaistinėlėje turėkite arba kažkokiai pasiekiamai vietoje. Kodėl? Todėl, kad šis arbatmedžio aliejukas, nors jis pakankamai toks aštraus aromato yra, ar ne, toks, trupučiuką kaip vaistai kvepia, tačiau yra, matote, su pipete viduje ir iš tikrųjų jis jau su dozatoriumi naudojamas, negalima jau tiesiog paimti ir visų išpilti ant kažkokios tai vietos. Jūs galite naudoti ir vaikams, ir suaugusiems, ir iš tikrųjų, nežinau, kada tik atsitinka kažkokia bėda. Pavyzdžiui, nusipirkot naujus batelius, užtrynė užkulnį, pūslė iššoko, arba ten, kažkas tai tokio baisaus, tragiško, ir vis tiek reikia mautis batus, reikia eiti, taigi į miestą. Gerai, jeigu ten savaitgalis ir mes galim kažkaip dar papildomai pabūti su šlepetėmis visur pavaikščioti, bet dažniausiai taip atsitinka tada, kada tikrai reikia mautis į batus. Kojas ir vėl ant tų užtrenktų skausmas be proto yra didelis. Tai tikrai labai rekomenduoju arbatmedžio aliejų. Jūs užtepate arbatmedžio aliejuko ir iš tikrųjų žaizdeles užtraukti jau per porą dienų. Tiesiog patepkite. Pirmą kartą labai skaudės, perštės, nes kaip ir atvira žaizda, ar ne, tarsi dedina truputėlį, tačiau verta to
tai iškesti, palaukti, patlentėti, nes tikrai super variantas, paskui jau galite drąsiai išvaliuoti. Jeigu įsipjovite, jeigu nusibrausdino vaikas, ten, nežinau, alkūnės, kelius ar dar kažką, tai tepate. Pavirkšlens, paskaudės, bet praeis, uždys už tai, užtrauks, nesupuliuos žaizdelis, neužsiterš. Jeigu, tarkime, tik aišku, ant kraujuojančios žaizdos negalima tepti. Kol kraujas teka, patlentėkit, palaukit, išlaukite tą momentą, vakare tepkite tada jau. Tuo metu negalima tepti. Jeigu, pavyzdžiui, kandų uodas, tepate, praeina perštėjimas, jeigu skauda gerklę, jaučiate, kad nebeprašnekėsite sekančią dieną. Pilkite ant rankos, gerai ištrinkite, išmasažuokite, nakčiai apsiriškite skarelę, eikite miegoti, ryte tikrai pašnekėsite. Man buvo tokia situacija viena, kai žūtbūt reikėjo kalbėti, imti interviu ir nieko negaliu padaryti. Tai iš tikrųjų gelbėjausi. Jeigu sloga vėlgi tepkite prie nosies, kažkaip tais maksimaliai, kol dar be prasidedanti, tokia yra lengva, vėlgi sumažinsite šitą dalyką. Jeigu kraujuoja dantenos, patepkite, bus neskanu burnoje, bet per naktį užgyja žaizdelis. Jeigu, pavyzdžiui, pūslelinę jaučiate, kad pradeda jau kažkas kilti, bet kol pradeda, ne tada jau, kai iškilėte, guzas didžiausias ir jau nebežinia, kur bėgti ir ką čia gaudyti, ką čia daryti, ar ne? Tai iš tikrųjų, tada, kada dar tik pradedat kažką jausti, imate ir tepate. Ir kuo dažniau tepate. Jeigu norite pūslelinę gydyti ir norite tik tais tam turėti priemonę, labai rekomenduoju štai šį tokį pagaliuką. Iš tikrųjų, šitas pieštukas, jūs jį galite nešiotis tiesiog rankinukėje turėti ir jeigu kažką tai tokio pajutote, bet kur, sėdėdama, darbe, nežinau ten, kažkur, kada tik tais yra proga, paimate ir tiesiog patepate. Vėl prisimenate, vėl patepate. Neiškils pūsliai. Bet tai gelbs tik tada, kada jūs juntate, jog kažkas ne taip. Jog jau reikalinga ir priežiūra. Taigi, štai šie dalykai. Dabar iš Giordani Gold kolekcijos taip pat dar noriu paminėti vieną gaminį, kuris dabar irgi yra su nuolaida, 10 litų padaryta nuolaida, nėra ypač didelė, 12 iš tikrųjų tiksliai sakant, jeigu. Bet tai yra super dalykėlis, tai yra maskuojamasis pieštukas. Naudokite jį patiems, dėmelėms, ant veido atsiradusiems kažkokiems tai nelygumams užmaskuoti ir panašiai. Ypač jeigu, tarkime, jūs tik tais būnate, tarkim, namuose, bet kažkur tais ten parduotuvės norisi nuleikti ar ten dar kažką, bet nesinori, kad ten tas paugutis, ten kažkas tai dėmės, kažkokios tai patamsėjo pakiai, kristų labai visiems į akis, pastepat tiesiog veidą kremu ar ne ir greituoju būdu užmaskuoti tai, kas jums nereikalinga. Šitas maskuojamasis teptukas, pieštukas jums tarnaus apie pusę metų. Tai galiu pasakyti iš savo patirties, štai yra naudojamas produktas. Tikrai jo sudėtyje yra mineralų, kurie atspindi šviesą, refleksuoja su ją ir dėl to automatiškai vėlgi netrodo patamsėję pakiai, dėmelės, netokios ryškios ir panašiai. Tai tikrai labai rekomenduoju. Vėlgi yra su nuolaida Giordani Gold makiažo pagrindas su mineralais. Daro tą patį, ką aš ką tik paminėjau dėl maskuojamo pieštuko. Tik tai automatiškai, aišku, čia yra didesnis kiekis ir dengite jau visą veidą. Vėlgi yra tas produktas su nuolaida. Jeigu mes kalbame apie makiažą, mes negalime pamiršti dar vieno labai specifinio produkto. 113 puslapyje mes randame tušus. 2 tušus. Jokauju, tai nėra abu tušai. Tai yra tik tai vienas Wonderlash tušas, antras tai yra blakstienų priemonė stiprinti blakstienų audimą, skatinanti būtent jo audimą. Tai iš tikrųjų Wonderlash tušą, ko gero, čia nėra ką apie daug labai kalbėti. Šį tušą žino, aš manau, pakankamai daug mūsų klienčių, daug mūsų konsultančių ir tikrai pataria daugumai išsibandyti, nes tai yra, galbūt sakyčiau 70, tai drąsiai procentų visų mūsų vartotojų Oriflame kompanijos kosmetikos gaminių, tai yra numeris 1 tušas. Aišku, specifinis gali būti tas jo šepetėlis, galbūt ne visoms tinka, ne visoms patinka, nes yra silikoninis ir reikia mokėti su juo taisyklingai padažyti. Trumpieji šereliai yra ištankinimai, zigzagais tepame ir ilgieji šereliai yra išilginimui, atskyrimui blakstienų. Tai, tiesiog
Čia reikia priprasti, išmokti, tačiau daugeliui po šiolei jau kiek metų yra atsiradęs Wonderlash tušas, vis dar šis tušas yra numeris 1. Na, čia jums spręsti, iš tikrųjų pasaulyje yra perkamiausias mūsų kompanijos tušas ir tikrai labai rekomenduoju, nes jo yra nuperkama kas 7 sekundės po vieną vienetą pasaulyje, tai kažką vadinasi sako. Taip pat greta esanti stiprinamoji priemonė, ką apie ją galiu pasakyti. Ši blakstieną stiprinanti priemonė iš tikrųjų padeda ataudinti blakstienas. Jeigu jūs pažįstate merginų, kurios, buvo prisiaudinusios blakstienas, eksperimentavo daug su jomis ir galiausiai, kai nusiėmė, matė, jog nelabai daug kas liko iš mūsų tų jau natūralių blakstienų. Nors prieš tai dažniausiai būna pakankamai normaliai, atrodo jos ir gražios yra, tačiau, grožis reikalauja aukų. Tai čia yra greitoji pagalba po tokių spec grožio procedūrų. Tiesiog tepate sąžiningai, kas rytą, kas vakarą, jeigu tikrai didelė bėda, tepkite dar dažniau. Tikrai padės ataudinti blakstienas, jau ne iš vienos merginos šitą dalyką girdėjau ir kai yra su nuolaida šis gaminys, naudokite drąsiai. Dar kam jis tai gali būti naudojamas? Dar šis stipriklis blakstienų gali būti naudojamas tiesiog kaip tušas jaunoms mergaitėms. Nes jeigu jūs paimate ir padengiate su šiuo tušu tiesiog blakstienas, kai jos ir šiaip yra labai tankios, labai gražios, patikėkit manim, atrodo, tarsi tušu būtų padengtos padažyti, tokios tamsios, tokios ryškios jos pasidaro. Ir aišku, tikrai nekenkia. Tai čia yra vienas iš tų faktų, dėl ko aš pavadinau, jog šiame puslapyje mes matome 2 tušus. Tai yra jaunų mergaičių tušai, tų, kurios labai nori kaip mamos atrodyti gražios, pasidažyti, tai galite tikrai nupirkti, padovanoti ir patikėkit manimi, jos bus labai laimingos, kad galės kartu su mama darytis makiažą savo. Ir mes einame į 122 puslapį, čia mes randame specialų Power Shine lūpų dažų pasiūlymą. Tai yra lūpų dažai minus 55%, tikrai labai rekomenduoju toms, kurios mėgsta blizgias lūpas, tačiau tai nėra per blizgus lūpų dažai, kadangi tai yra satino kolekcija. Štai ši, kurią aš turiu būtent ir savo rankose. Ji yra su šerdele žėručio, tačiau iš tikrųjų šie lūpų dažai yra tokie švelnūs, iš tikrųjų kaip satinas. Ne per daug blizgus, daugiau tokie minkštesni, tokio gilesnio atspalvio, iš tikrųjų labai maloniai maitinantys lūpas, jas drėkinantys ir duodantys šiek tiek žvilgesio. Tikrai kaina 13,90, atimkite dar savo kainą, matysite, jog, iš tikrųjų tikrai juokingas pasiūlymas, kainų atžvilgiu, už tiek kokybiškų lūpų dažų jūs tikrai negausite. Taip pat noriu parodyti sekančiame lape, 126 puslapyje mes randame pasiūlymą būtent Studio Artist makiažo pagrindui. Tai yra žinomos garsios švedų aktorės, dabar jau Hollywoodo aktorės Malin Akerman pristatoma kolekcija Studio Artist. Ši kolekcija yra su specialiu Illumafle kompleksu, kuris leidžia mūsų odai atrodyti dideliai prie bet kokio apšvietimo. Ar jūs būsite prožektoriais apšviestos, ar jums tiesiog skaisčiai šviesiai akis saulė, ar būsite prie dirbtinio apšvietimo kambaryje. Iš tikrųjų, oda atrodo labai lygi, labai graži, labai tolygi. Tačiau vėlgi, ką noriu pasakyti dėl šio makiažo pagrindo, tai jog iš tikrųjų jis daugiau skirtas galbūt normalią odą turinčioms moterims, ne per daug sausą. Jeigu jūs turite sausą odą, jūs privalote būtinai tepti po apačia dar makiažo, dieninį kremą ir tada jau tik tai makiažo pagrindą. Jokiais būdais nenaudoti vienu. Tačiau pas ką yra normali, truputėlį galbūt į mišrumą linkusi oda, tai tikrai super variantas, labai rekomenduoju, labai tolygiai dengia, tai yra mano praktiškai
Šiuo metu mėgiamiausias makiažo pagrindas atrodo tikrai idealiai ant pačios odos ir dengiasi labai labai glotniai. Nepamirškite už pusę kainos įsigyti ir vis norisi sakyti Giordani Gold kolekciją, nes tiek daug tų naujienų buvo. Norisi, kad jūs turėtumėte su savimi reikalui esant karštą dieną arba kažkokiam karštam vakarėlyje makiažo gruntą. Makiažo gruntas dabar yra minus 50%. Taip, netgi šiek tiek daugiau. Iš tikrųjų, kaip jau minėjau aną kartą, tai yra makiažo priemonė, kuri jūsų makiažui leis išlikti gaiviam, gražiam visą dieną. Nuo ryto iki pat vakaro. Dengiate makiažo gruntų veidą po dieninio kremo ir tada jau ant viršaus dedate makiažo pagrindą, biria pudrą, skaistalus ir visą kitą, kas jums priklauso, ką jūs norite užsidėti, ar ne? Tai šitą dalyką nepamirškite, įsigykite už pusę kainos, kai būna tokie pasiūlymai, aš tikrai labai juos myliu, rekomenduoju visiems iš eilės. Taip pat mes turime labai gražų puslapį, tai yra jau prieš paskutinėme lape, mes randame spec pasiūlymą už pusę kainos mes gauname įsigyti Wonder Color lūpų dažus. Tai yra ypač malonus ant lūpų dažai. Tikrai labai juos rekomenduoju. Toms, kurios turi šiek tiek sausesnės, būtent lūpas, sausesnė lūpų oda, kuriams norisi balzamų ant lūpų, kurios mėgsta spalvas atitinkančias kaip kataloge, tai ši kolekcija iš tikrųjų praktiškai 100% atitinka taip, kaip jūs nusipirksite, taip jau ir atrodys. Ta prasme, išsirinkę pagal katalogą. Tikrai drąsiai tai galite naudoti, tai galite drąsiai daryti, kadangi šie lūpų dažai yra išskirtinai švelnus, išskirtinai malonus. Dabar, kadangi jau artėja rugsėjas, visi grįžta į darbus, ypač mokytojai, noriu paminėti vieną faktą, jog jeigu ieškote neįkyrių lūpų dažų ir dirbate oficialiame darbe pakankamai, tai jums pirmais numerėliais spalvos iš tikrųjų paženklintos yra pačios tinkamiausios. Vienas ryškiausių iš tų atspalvių yra Cranberry Blush, tai yra spanguolių skaistalai, raudonis ar ne, numerėlis yra 2259. O kas yra prieš tai? 27 pabaiga, 28 pabaiga, 26 pabaiga ir, man atrodo, taip teisingai. Ir dar vienas yra viršutinės 30 pabaiga, tai čia, kaip matau, šie būtent lūpų dažai yra sudėti apačioje, pačios apatinės spalvos, 5. Jos yra skirtos toms, kurios mėgsta neryškų lūpų makiažą. Tai iš tikrųjų džiaugsitės, patikėkite manimi, bet jeigu norite šiek tiek ryškumo, rinkitės bent jau Cranberry Blush, bent jau šią taip skersai įstrižai padėtą spalvytę. Jinai duos raudonio šiek tiek, bet tai tikrai nebus labai ryšku. O jeigu norite dar blankesnių, imkite žemesnės numerėlės įvardintas atspalvius. O jeigu norite, kad būtų tik kaip balzamas atrodytų ant lūpų, tai imkite Blossom Petal, žiedlapių tiesiog atspalvį, ar ne, 26 numerėlis pabaigoje yra. Tai čia jau tiesiog net nesimatys, kad jūs pasidažę su lūpų dažais, atrodys, kad padažę esate tiesiog, kokį balzamų spindesių blizgių tokio, ar ne? Ir dobilų rūkas tai yra viena mėgiamiausių spalvų, kuri yra tarp raudonos ir violetinės, tokia graži dobilo spalva. Tai būtent 30 numerėlis jums yra šie atspaliai, o visi kiti rinkitės, kokį tik norite, visi iš tikrųjų yra puikūs, gražus, malonus. Ir iš tikrųjų jau mes peržvelgėme visą katalogą. Tikrai labai džiaugiuosi, kad šį pusvalandį buvote kartu su manimi, su Evelina Zybertiene. Mes jūsų laukiame mūsų svetainėje www.oriverslas.lt. Jūs ten galite rasti savo įdomios informacijos apie gaminius, apie parfumerius, kurie kuria mums aromatus, apie geriausius mūsų katalogų pasiūlymus top 10. Tikrai laukiame bet kada, dieną ar naktį, internetas dirba ištisą parą. Taigi ir mūsų svetainė yra būtent jums skirta naudojimuisi. Aš dėkoju jums už dėmesį ir
Iki pasimatymo. Susitiksime jau po 3 savaičių.